beats right as they dimmed out all the lights. The technicolor world made out of music and machine. They called me to be on that screen and live inside the machine. Without a nickel to my name, how to bust, here I came. Could be brave or just insane, we'll have to see. Cause baby, in that sleepy town, I'll sleep one day. Lights are down, they'll see my face and think how he used to know me. Climbing these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. They let you down, nothing in your head, I'm off the ground. Nothing in your morning rolls around and it's a Kvietėte redaktorių? Taip, labas rytas. Tai kokios naujienos šį rytą mūsų redakcija? Jau surasi, aš buvau pasidėjusi keletą straipsnių, nu jau kažkur vienas, va kažkur buvau redaktorių, nespėkit, aš susirinksiu. Viskas gerai, jūs nesijaudinkit, tęskit, klausaus, ausis ištempęs. Tai kelios supermamytės organizuoja protestą prie redakcijos. Čia dėl paskutinio straipsnio apie skiepų naudą. Dar lažybų klubtai organizuoja labdaros akciją, kur 5% pelno bus skiriami vietos katalikų bažnyčiai. Ir dar, žada paduoti į teismą už melagingas orų prognozes. Ir dar keletą ataskaitų aš jau specialiai per savaitgalį paruošiu, prašau paskaitykit. Ačiū, Asta, šaunuolė, tikrai puikiai padirbėjai, gali grįžti prie darbo, ačiū. Jeigu kas kalbinkit, belskit aš į senelės, visada padėsiu. Būtinai visada. Internetinio dienraščio 15 alfa delfinų reitingai per pastarosius mėnesius smarkiai nukrito žemyn. Redakcija neišgali susimokėti komunalinių mokesčių, išlaidos gerokai viršija pelną. Šių metų bendrasis pelnas, palyginus su praeitų metų pelnu, žemesnis net 40%. Vidaus auditas rekomenduoja skubų etatų mažinimą. Asta, sušauk skubų visų darbuotojų susirinkimą. Taip, skubu. Tomai, ką tu čia darai? Dar tamsuoji dienas. Naktį negalėjau užmigti. Sargas 4 valandą ryto įleido. Sakau, darbą anksčiau ateisiu. Nevėluosiu nors kartą. Tai kaip savaitgalis? Toks ir savaitgalis, kai visą jį praleidži žiūrėdamas į pusnuogę Dainą Vilevičiūtę su undinės kostiumu. Tomai, kaip tu su to nešvaidinasai? Ne, man tik vienas dalykas įdomus. Po vienos pietų porcijos kiek Afrikoje laiko galima pavaitinti? Aš galiu užsičiaupti. Taigi fotkinau aš ją. O vakar dar ir įspūdžius aprašyti reikėjo. Dainos Vilevičiūtės priaugto svorio paslaptis. Senduotis gerai. Nežinau, galim klausus keistis, pasus įsiverks, jeigu reikia. Dėlėk. Gerai, galim. Klausyk, kitą Vilevičiūtę iš arti atrodo. Kašalotai simatės.
Nesupratau. Labas, sveikas, aš net nemačiau tavęs. Ką tu čia darai? Na, kaip matai, darbo biržos pasiūlymų žiūriu. Tai aš... Ką? Tu nori iš darbo išeiti? Neinu aš iš jokio darbo, prisės papasakosiu. Nesupratau. Vyras sugalvojau, kaip iš namų išgrūsti. Įsivaizduoji, sėdi tas parazitas jau visą savaitę namuose. Matai, jis pareiškė, kad nuo šiol jis yra feministas. Ir jis irgi palaiko idėją, kad moteris kuo puikiausiai gali išlaikyti šeimą. Ir jis nuo šiol yra namų šeimininkė. Nu tai bet žiūrėk, kaip tau gerai turėsi namų šeimininkė ir valgyt padarysi, kambarį sutvarkyti. Padarys. Padarys, sutvarkys, negana viso šito cirko. Jis mane, žinai, ką paprašė? Jis manęs paprašė, kad aš jam šuniuką nupėdžiu šuniuką, nes jam vargšeliui labai liūdna vienam namuose. Nupirksiu aš jam šuniuką. Pitbulį tiesiai iš galvos rinko, pažiūrėsim, kaip tą pavyks iš pavadėlio pavedžioti. Žiūrėk, geras. Va, kaip tik. Darbo skelbimas senelių slaugos namuose seselio pareigoms puiku pagal išsilavinimą atitinka. Gali su seneliais būti, taigi dabar toks sujautrėjęs, visas. Žodžiu, reikia užsirašyti, čia turės darbą visi laimingi, patenkinti. Žiauriai gerą mintį pametėjai. Klausyk. Moteris, kurios nesulaikys niekas. Tai istorija apie jauną merginą, kurią išnaudojo jos niekšas vyras, bet ji pagaliau išdrįsta jam pasipriešinti. Ir iškart po antraštė. Skausminga moters išpažintis vien tik dienraščiui 15 alfa delfinų. Tragedija. Koks kiaulė vyras. Ir kas gali su tokiu gyventi? Kažin kas. Gerai, tai kaip ten dėl tų faktų autentiškumo? Taigi koks skirtumas? Vis tiek jų niekas netikrins. Kolegos, redaktorius kviečia į skubų susirinkimą ir būtina dalyvauti, nevėluoti. Kolegos! Šiandien, kaip žinia, turime aptarti keletą svarbių dalykėlių. Bet nuo ko pirmiau pradėti? Nuo gerų ar blogų žinių? Na, kadangi gerų nėra, tai pereikime prie blogų. Kaip jau turbūt visiems nepaslaptis, mūsų redakcija bankrutuoja. Šį kartą jau tikrai, jei per 3 mėnesius nesumokėsime visų skolų. Todėl mūsų redakcija yra priversta imtis griežtų taupimo priemonių. Ir viena jų įsigalės jau šią savaitę. Tad noriu paskelbti, kad nuo šiol kiekvieną lyginę darbo dieną mūsų redakcijoje tvyros romantiška prieblanda. Nes taupysime elektrą. Taip pat, kalbant apie elektrą, norėčiau priminti, kad visų kompiuteriuose turi būti atjungtas adblockeris, ypatingai čia tau galioja aukse, nes mes patys neremiam savo rėmėjų. Redaktoriau, taigi šią naktį buvo pilnatis taip. Aš jūs savo sapne regėjau. Jūs mano sapne buvot kūdikis. Aš paėmiau jūs ant rankų. Jūs į mane pažvelgė tokiu šelmišku žvilgsniu. Tokiu kaip dabar. Tai buvo pranašiškas sapnas. Tai buvo pranašiškas sapnas. Jūs man atnešit nelaimę. Mums visiems atnešit nelaimę. Mums visiems atnešit. Taip, Vanda, ačiū, kad priminei.
Antra, peržiūrėjau mūsų redakcijos pusės metų reitingus. Ir žinokit, jie nedžiugina. Labiausiai žmonės pasipiktinę orų prognozėmis. Suprantu, Vanda, kad dabar yra ne metas, o prieprai, bet aš privalau tiesiog paklausti, kas po šimts dedasi su tais orais. Redaktoriau, čia viskas prasidėjo nuo taupimo sumetimo. Kai jūs pakeitėte tą kavą į pikę kavą, aš su tais pikios kavos dėčiais, aš nieko nematau. Bet redaktoriau, jūs palaukit, aš pasistengsiu. Orų prognozės bus puikios. Gerai, puikius, nepuikius turim mėnesį, kad tie reitingai pasitaisytų, supratai? Labas rytas, aš labai atsiprašau, kad vėlai. Į susirinkimą, bet žinot, 4 vaikai, vyras dar kaip vaikas. Viskas suruoškuoja, sažiūrėjim sutvarkyk, vienimo, jaunėlės kuprinę paviršo, atgal turėjau aš pasileisti. Mieste kamžiai baisu tragedija. O va, savaitgalį kaime buvot ir redaktorių su mama jums agurkų padarė. Naminiai agurkai su mažai rūgšties. Žinoma, netoleruojate, imkit. Nieko šiandien pasitvarkysiu. Apie ką čia šnekėt, ko čia pakalbės? Ar jau visos jūsų problemos? Ar aš jau galiu tęsti susirinkimą? Nu ką jūs, redaktorių, nuo kada žmogus tik su viena bėda? Viena bėda, taip ne bėda. Trečia ir svarbiausia, ką norėjau pasakyti, tai kad neišvengiamai mažės portalo skilčių. Portalo skilčių skaičius. O tai reiškia, kad mažės etatai, kas reiškia, kad mažės mūsų... Kad mažės mūsų algos. Taip pat tai reiškia ir atleidimus. Ar tu gali nors 10 minučių ramiai pasėdėt? Nu ką jūs, redaktoriui, jeigu jūs prasta nuotaika, tai kad jūs ant manęs įsiliet, aš tik ir moteris paskeliu. Gerai. Grįžtam prie temos. Per šį mėnesį turite parengti kuo daugiau reportažų, interviu, straipsnių, viską, kad pritrauktumėt kuo daugiau skaitytojų į mūsų portalą. Kuo daugiau pritrauksit, to bus geriau jums patiems. O kad jūs nepasimestumėte mūsų skaitytojų poreikių, tai mes atlikome specialų tyrimą. Asta, tu kadangi jį parengiai, tu ir pristatai. Kaip pasakysit, redaktorių, taigi pagal mūsų atliktą tyrimą ir surinktus duomenis, mūsų straipsnius skaito ir komentuoja tokie žmonių. Tai prašom, užeikit, pradedam. Sveiki, mano vardas Rolandas, bet draugai mane vadina Rolka. Man yra 53 metai ir aš dirbu automechaniku. Žinot, į tualetą visada nešuosi planšetkę ir telefoną. Nes ten tipo geriausiai Wi-Fi gauna. Dažniausiai aš domiuosi politikos naujienomis. Tikiu, kad patys ukrainiečiai tenais šaudė į ukrainiečius, o Rusija visą šitą konfliktą tik bandė numalšinti. Dar žinot, dėl ko prie Rusų buvo geriau, o matau, jūs tai tikrai žinosi. Pavyzdžiui, jeigu turėdavai draugonę mėsos ceche, tai tau mėsos pirkti nereikėdavo, galėdavai nuo šarų gauti. Baldų irgi pirkti nereikėdavo, už talonėlius galėdavai pasiimti. Ir darbo vietų būdavo, o dabar... Komentaruose visuomet gina rusus, mėgstamiausias politikas žinoma Putinas, sovietmečio ilgesį slepia po jaunystės laikų nostalgiją. Kitas. Sveiki! Tėvai mane pavadino Saulė, kadangi esu pati svarbiausia šeimoje. Nes, kaip supratote, esu vienintelė ir esu vienturtė. Atsiprašau, gali nešaukti girdžiams. Aš ruošiuosi kalbėti stadionams. Šiaip. Taigi, kaip žinote, be Saulės nebūtų ir visos Saulės sistemos. Todėl ji yra labai svarbi. Esmių esmė ir pagrindų pagrindas. Žodžiu, man yra 19 metų, studijuoju ISM tarptautinį verslą ir komunikaciją. Labai nemėgstu apsimetėlių, fifų ir kvailų žmonių. Domiuosi
viskuo. Štai vartoja protingas frazes, filosofų mintis, o tarptautinių žodžių žodyną pristato kaip savo mėgstamiausią knygą. Neskiria fotosintezės nuo sintezatoriaus, geriau žinoma kaip Grammy Nazi. Ačiū. Labas, esu veganė, esu Rimantė ir man 32 metai. Laikau save labai gerų žmogumi, kadangi kiekvieną mėnesį bėgu maratoną už blaivę Lietuvą. Turiu 2 šunis ir 3 kates, iš prieglaudos žinoma priglaudžiau. Taip pat gaminuosi dantų pastą pati iš sodos, druskos ir geros nuotaikos. Gyvenu lofte ir mano visi baldai pagaminti iš medienos plokščių. Savanoriauju Petoj ir Greenpeace. Nesuprantu žmonių, kurie juokiasi iš veganų. Pavyzdžiui, kažkur skaičiau vieną juokelį. Ko tėvai klausia veganų? Ar jau susiradai porą? Nesupratot? Aš irgi ne. Nu, bet čia tipo apie daržovę porą. Arba ką katinai veganai medžioja? Pupeles. Kaip jau turbūt supratot, tai jie visuomet randa, kad reikėtų prie mūsų straipsnių. O visas sveikatos problemas tapatina su mėsos valgymu. Jos mėgstamiausia veikla visiems, visada ir visais įmanomais būdais klysti veganizmo idėjas. Ačiū. Ačiū, Rimantė. Auksė. Koks skirtumas? Sveiki, aš esu Vytautas, man yra 25 metai ir aš esu vienas sėkmingiausių verslininkų visoje Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje. Jūs, žodžiu, panelė, galite šitiek laikyti ir esate jums atkartą. Pirkiausiai esate girdėję apie kompanijas prancūziškas šuterbis.lt ir verslas nuo nulio. Žinoma, jeigu norite staigiai ir greitai užsidirbti, jums pasiteikti nueiti į prancūziškas šuterbis.lt, paspausti vieną metu, nereikia jokių kodų, nieko, tiesiog pinigai plauks jums. Taip pat aš norėčiau jums kelias nuorodas, būtinai paspauskite. Jeigu nenorit spausti nuorodų, nueikite į internet, būtinai aš matau jūsų kompiuterį. Paspauskite, nueikite į mailą, paspauskite, susiraskite, paspauskite nuorodą, viskas. Jūs nenori būti kaip tie trumpatį štalai, kurie emigruoja į Norvegiją, Daniją, Švediją, palieka mūsų lietuvėlę tokią skurdžią. Žemiau skurdo ribos. Kaip taip galima? Negalima palikti mūsų Lietuvos žemiau skurdo ribos. Taip niekur nėra matyta. Paspauskite prancūziškas šuterbis.lt. Vytautas praturtėjo dirbdamas Anglijos fabrikuose, o grįžęs į Lietuvą skatino tautiečius emigruoti. Jo Facebooko viršelyje puikuojasi prabangus BMW, kuriame sėdi gražuolė, kad tik ją su glėbiu raudonų rožių. Mes jį jau nekartą buvome užblokavę dėl pernelyg agresyvių komentarų skiltyje apie prancūzišką užduotį. Ačiū, Vytautai. Gerai, suvalgyti visiems maksinukų, visiems, prašau. Prancūziškas. Tai, gal klausimų kokių turite? O aš tai yra kokių tenais, pavyzdžiui, mamyčių gal su vaikais. Senelių su vaikais. Yra bedarbis, kuris vis dar Visi pasidarėme išvadas, galite grįžti prie darbo, susirinkimas skelbiu baigtu. Ačiū Dievui. Ir kas nors pakvieskit man valytoją. Aš pakviesiu. Labą dieną, ponės redaktoriau. Labą dieną. Man sakė, norit su manim pasimatyti. Tiesą pasakė, kad man šakė. Na, ne tiek pasimatyti, kiek pasikalbėti. Sėsti. O tai kas yra? Čia dėl tų ploviklių ir skarbiklių uostumo į maišymą. Ašgi sakiau, kad nesu priklausoma. Man tik aromatas patinka. O tas pasisprogdinimas visai netyčia buvo. Ašgi sakiau, kad daugiau tai nepasitikau. Ne dėl to. Klausyk, mes jau tai aptarėm. Aš ir vėl gavau nusiskundimų, kad tu prastai atlieki valytojos pareigas. Tad kaip redaktorius norėčiau tau priminti, kad dulkes nuo stalų reikia nuvalyti visiškai, o nepalyti aplinkui daiktus. Ir nebraižyti formulės iš dulkių ir beje tai palikti ant mano stalo iš pat ryto. Peržiūrėjau aš to tavo CV, žinok. Nieko gero. Jokio darbo stažo. Iš tiesų net neaišku, ką tu veikėjai. O tai kada man dirbti reikėjo, jeigu aš visą laiką studijavau? Na ir ką man daryti su tuo tavo molekulinės biologijos diplomu, ką?
Nebent susilakstyti ir pasikišti po stalu, kad tas netrebėtų. Atleisk, pasikarščiau šį. Bet vis tiek aš nematau jokios kitos išeities, kaip tik tave atleisti. Na, kad ir kaip tu bėgi. O man daiktus jau šiandieną pradėt krautis? Na, pagal viską tai turėtum taip šiandien, bet aš būsiu humaniškas, duosiu tau savaitę, nors tiesą nemanau, kad tau ten mėnesio užtektų tą savo laboratoriją iškrausti. Kažką dar noriu pasakyti? Jūs teisitemas laikėt nevalysi. O dabar gerai. Nu tai ką? Aš nepykstu, valytą esu aukštoje tikrai kur nors priims. O tai gerai, nors krautis daiktų. Jau nebesivalykit, nuvaliau. Viso geriausio. Kolegos, aš noriu jums pasakyti kai ką labai svarbaus. Žemės jos! Vedimas! Vedimas! Už Bilevičiūtės! Aš taip ir žinau, Tomai! Įsivaizduoju, toks Tomas, o kokia Bilevičiūtė! Aš rimtai nusprendžiau pasiaukoti dėl jūsų. Vis tiek aš jaunas, nevedęs, neturiu tokių bėdų ir problemų kaip jūs. Tam, kad jūsų neišmestų, aš išeisiu iš darbo, vis tiek išmesiu. Ne, nu tai, o Tomai, ką bulvaras darys be tavęs? Tomai, bulvaras, kaip žinia, yra pati pelningiausia skiltis visoje redakcijoje, tu nepasigailėsi, ką? Lietuvos bulvarinis elitas bus apkalbėtas ir be mano pagalbos. Taip kaip Olele Puplytės išgarsėjo dėl papų, taip ir toliau visuomenė stebins, tikrai ne savo balsais. Nu, bet Tomai, bet aš taip jau nuoširdžiai skaičiau tas tavo straipsnis, ypač tas. Kaip atrodytų Lietuvos garsenybių veidai, jeigu jie būtų simetriški? Nu, toks geras straipsnis, ta prasme, ką aš skaitysiu, jeigu tu neberašysi? Bet kodėl tu skaitai tokius straipsnius? Nu, tai visi skaitom tokius straipsnius, aš nesuprantu. Kodėl visi skaito tokius straipsnius? Juk jie yra tiesiog beprasmiai ir apgailėtini. Viskas! Aš atsakau tai viešinti. Mes galim gyventi ir be to. Mes galim gyventi ir be to. Ką aš galiu pasakyti, Tomai? Aš žinai, kad aš galiu tau ranką paspausti. Ateik, aš pasveikinsiu tave už drąsą, už ryžtą, Tomai. Idealistas, mūsų kartos idealistas. Bet matai, Tomai, savo svajoniai tu būsi koks didis rašytojas. O realybėj dar vienas bedarbis mano statistikoje. Aš čia jau sakiau patylėti. O tu pats rimtai supranti, kad mes galim atgaivinti šitą redakciją. Tu galėsi rašyti, ką tik nori. Pavyzdžiui, aš kaip sporto žurnalistas rašysiu apie dar tokią nepopuliarią sporto šaką, bet ateityje išpopuliarės. Kvidičas. Na, bet su bulvaru šiek tiek sunkiau. Ir visada galiu sugalvoti kokią nesąmonę. Pavyzdžiui, vakar mačiau Katunskytę ir Makalių Maksimui. Ir antraštė. Ar jie susitikinėję, nes buvo aptikti dešrų skyriuje. Aš net kameras galiu gauti. Laurinai, tu klausyk, kokių dar nesąmonių man pripasakosi. Viskas. Aš priėmiau sprendimą, man gana visos šitos šūdų krūvos. Aš nežinau, seniai dar reikia tau padaryti. Ką aš ir sakiau, taip ir turėjo atsitikti. Klausykit, mes turime interviu kambarį. Kokį dar interviu? Žinot, ką daro? Aš turiu idėją.
Na, šiomis savaitės dienomis yra ir gerų, ir blogų orų, priklausomai į kurį Lietuvos regioną pažvelgi. Tai nuotaika priklauso nuo orų, taip? Sėskite. Aš būtent dėl to jūs čia ir pasikviečiau. Galima delną? Matau, turit problemų su virškinimu. Taip, šiomis savaitės dienomis pilvo srityje jaučiamas ypač stiprus uraganas. Nujaučiu, kad jums reikia espumizono. Koks jūsų horoskopo ženklas? Liūtam ši savaitė bus šlapia. Iš pietų atkeliaujantis ciklonas pranašauja ypač lietingą orą. Tai vadinasi, lietvėsa savaitė. Tai ir nuotaika bus niūri, nostalgiška ir santūri. Dėl tokios nuotaikos gali pablogėti žmonių tarpusavio santykiai, bet tai puikus metas pradėti verslo santykius. Taip pat nepamirškite paminėti, kad žmonės turėtų pasirūpinti savo sveikata. Suprantat, šlapias oras, žmonės gali sušlapti, sušalti. Puiku, Naglis Šulija. Mes dažniau iš čia pakviesim, o dabar aš palydėsiu iki išėjimo. Šiltas pietų vėjas pučia link išėjimo. Viso gero, mėlyjei. Labas vakaras. Į Ingos Valinskienės koncertą susirinko itin margai apsirengusi publika. Labai geras humoro jausmas, o dabar daug savo tikrai straipsnių. Tai kad čia yra mano tikrasis straipsnis. Tu čia ką, juokauji? Nu ne, juokauju, o tai kas negerai. Mes dėl tokių straipsnių ir bankrutuojam. Ne, nu bet tai redaktoriui prašau man paaiškinti, kas negerai šitam straipsniui. Visi gerai, viskas. Pasimk šitą straipsnius ir su kokį Lauryną, jūs susitarsit, perrašysit, tada man atnešit. Ne, nu tai prašau paaiškinti, tai aš nesuprantu. Klausyk, aš laukiu kitų straipsnių. Tai dabar netrukdyk man laiko, pasimk savo straipsnį, perrašyk ir tada atneši. Nu ir dėlai, jeigu jums nepatinka Inga Valinskienė, tai nereiškia, kad niekas neskaitytų, aš išvis nesuprantu, juk patinka Inga Valinskienė. Aišku, tai ką čia dabar, o jam nepatinka ir negrėmė straipsnių išvis nesuprantu. Juk patinka Inga Valinskienė. Tai kas dabar? Tai gal tyrimas, gal vis tiek nu jūs stipriuoji rasis. Gal jūs? Laurynai čia. Redaktorių, vakaras, Laurynai. Sveiki, aš jums straipsnį atnešiau. Tai aš paskaitysiu. Ar jūs norite? Ne, tai aš. Antraštė. Vyras sužinojo, kaip per savaitę numesti 10 kg. Sužinokite kaip. Tai skamba intriguojančiai, o kokia čia paslaptis, jei ne paslaptis? Ne, tai čia paslaptis, jokios nėra. Žinot, kur Devynaukščius renovuoja, tai netoli. Čia priešingai gatvės pusė. Jo, tai ten vienas statybininkas 10 kg cemento maišą kažką tiesiai anapelį nuo stogo. Nežinau, aš ten tiesiai noriu. Tai čia labiau kriminalų skirčiau. Ne, tai čia kaip jūs pasakysit, aš nežinau. Na, aš manau, kad puikiai padirbėjai. Tikrai bus žmonių, kurie nuspaus ant tos nuorodos. Šuolis, gerai, gali grįžti prie darbo. Atsimink, kas sakiau susirinkime. Kuo daugiau tų parašysiu, tai tuo bus geriau jums patiems. Bet prie darbo. Prie darbas. Okay. Nu tai labas
rytas arba laba diena redaktorius. Labas vakaras. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, tai pažiūrėk. Straipsnis, vaikai labai padėjo parašyti ten, į Google vedėm, tenais bandėm Zambiją. Jo, bet ką gautum, tą padariau. Zambijos mokslininkai ištyrė, jei daug valgysi sustorėsi. Tai pažiūrėk, tai grįžkime, nes matė tos Zambijos vaikus ir jie su tokiais dideliais pilvukais ir jie nieko nevalgo, nes reikia valgyti, kad nebūtų pilvukai. Nu, bet nieko, tada aš ir tada žiūrėkit, dar vieną, paskui paskaitysit. O čia, žinokit, čia vėl pasaulinio bado skirsiu. Ne, čia aktualiai, žinokit, čia rašiau iš širdį, žinokit, apklausas dariau, tyrimus dariau, stengiausi, vis dėlto vaikai, aišku, padėjo. Ir ta prasme, aš tikiuosi. Ką daryti, jei jūsų anūkas atėjo į svečius pavalgęs? Labai aktuali problema. Ir aš močiučių akyse, aš vis, pavyzdžiui, kai mano vyras grįžta pavalgęs, aš galvoju, gal Sibilušę susiradau. O jeigu vaikai grįžta pavalgę, tai ką jie valgė, gal žemės kokius? Aš sakau, išvengti, parodykit, ką valgėt. Viskas gerai, Renata, šaunuolė puikiai padirbėjai, tikrai įsidom, kai sektuvą publikuojam, šaunuolė nesijaudė. Ir aš tada žiūrėkit, jums duodu dar porą variančiukų ir žiūrėkit, aš jums jau atsiunčiau Gumailą ir Astį atsiunčiau Gumailą. Astą Gumailą pasitikrinti. Astą Gumailą pasitikrinti. Gerai, aš vakare tada parašysiu, bet aš jūsų numerį neturiu. Tai susirasit kitą. Susirasit gerai, aš ir tada parašysiu, aš labai ačiū jums redaktorius. Prašau, štai jūsų kalytė, nu tokia, kokią jūs mėgstat. Jūs man ne kavą neškit tos straipsnis. Straipsnis, aišku, prašau, paskaitykit, kokias faktas. Yra dvi esminės frazės, kurios jums gyvenime padės atverti visas duris. Stumti ir traukti. Ačiū už kavą. Ne, tai palaukit, o tai kaip straipsnis, antras kartas, žinot, antras įspūdis. Taip, kavos kvapas tai tikrai kartu, žinokit. O kokios čia pupelės nepasvartus? Nes, sakau, kvapas tai tikrai toks, nu, kitoniškas toks ir skonis toks rūgštokas, bet tuo pačiu metu toks ir švelnus, keista, nuostabu net pasakyčiau. Sakant, neįdomu, nes neskaitysite, nereikia. Prašau, ne, reikia. O ką tu veiki? Tai ką, dirba redaktorių, dirbu dokumentus peržiūrėjai. Asta, bent jau tu dirbi. Aš prisiekiu, jeigu visi būtų taip nuoširdžiai dirbę, kaip tu šitą redakciją, niekad nebūtų bankrutavę. Redaktorių taip gražiai. Klausyk. Einam pasivaikščiot. Ką? Pasivaikščiot? Dabar einu pasivaikščiot. Bet dabar reikia peržiūrėti Renatos straipsnį, Laurinos straipsnį. Koks skirtumas? Nu mes jau taip jau bankrutavę, jau nieko nebepakeisim. Viskas nuspręsta už mus, kad ir ką rašysim. Bet vis tiek taip turi darbo dienos imti išeiti man. Asta! Klausyk, einam kavos. Tikros kavos. Gerai. Something about the way you
šneku rimtai, kategoriškai. Gerbiamas redaktoriau. Nu, irgi ne. Redaktoriau, noriu jums pranešti, kad aš noriu išeiti iš darbo. Ne, aš išeinu iš darbo. Jums, žinoma, įdomu kodėl. Šis darbas kenkia mano kaip profesionalaus žurnalisto karjerai. Jo, jūs juokitės. Na, ačiū. Kas čia toks prabilo? Ką, bulvariūštišti šneka? Jaunas, naivus, bet dar ambicijų turintis žurnalistėlis. Taip, aš jaunas. Ir aš dar turiu ambicijų pakeisti savo gyvenimą. Buvau naivus, kai tikėjau, kad šis darbas gali padėti man atskleisti kaip žurnalistui. O gal net kaip ir rašytojui. Puikiai atsimenu, kai dar universitete, žurnalistikos fakultete mano gerbėmieji dėstytojai kūrė man iliuzijas apie žurnalisto karjerą. Apie žodžio laisvę ir jėgą, apie žurnalistikos galią bei įtaką, keičiant ir tobulant mūsų pasaulį, visuomenę. Atsimenu. Viską kuo puikiausiai atsimenu. Kaip paskutinis kvailys, naivuolis, aš tikėjau, kad galiu tapti tikru žurnalistu ir net drįsau pasvajoti apie pirmąją knygą. Tikėjau savimi, kol netėjau čia. Iš pradžių raminau save ir aiškinau savo, kad aš nieko blogo nedarau, sielos juk neparduodu. Bet aš juk ją jau pardaviau dėl pigaus populiarumo, dėl kvailo ir tuščio dėmesio, dėl kažkokių reitingų. Viskas. Man šito gana. Aš pats savo šlykštus. Aš savo svajones, savo tikslus bei siekius pamyniau dėl viso šito bulvarinio mėšlo. Dėl tarimų žvaigždučių ir jo žvaigždžių mėšlo. O juk tiesą sakant, man juos visada, dar nuo pat paauglystės buvo visiškai nusispjauti. Nepajutau, kaip pats įnau jiems tarnauti. Jiems ir tai kvailų masiai, kuriems įdomu, kas, kur, kada, bei kokį nagą nusilaužė, kokią suknelę užsivilko, kaip jie susiplėšė, su kuo miegojo, o Dieve, su kuo atsibudo. Aš klausau. Jau įklimpau. Esu įklampintas į tą purvą, į tą liūną, kurį pats niekinu. Mintinai žinau jūsų paguodžiantį atsaką. Ko nepadarysi dėl pripažinimo. Velniop visą tai. Be to, redaktoriau, jūs visą dieną vaikėte sensacijos. Ir štai, prašau jums, sensacija. Killing my time, killing myself, killing my friends, oh man, I do it again, I said I'm killing my time, killing myself, killing my friends, oh man, I do it again, I said I'm killing my time, killing myself, killing my friends, oh man, I do it again, I said I'm killing my time, killing myself, killing my friends, oh man, I do it again, I said I'm losing my mind, losing myself, losing my head, oh man, losing again, I said I'm losing my mind, losing myself, losing my head, oh man, losing again, I said I'm killing my time, killing
oh man, do it again. I said I'm killing my time, killing myself, killing my friends, oh man, do it again. I said I'm losing my mind, losing myself, losing my head, oh man, losing again. I said I'm losing my mind, losing myself, losing my head, oh man, losing again. I said I'm killing my time, killing myself, killing my friends, oh man, do it again. I said I'm killing my time, killing myself, killing my friends, oh man, do it again. I said I'm losing my mind, losing myself, losing my head, oh man, losing again. Alio, Tomai, tai kur esi? Pasiteisinimai kaip visada. Matai, Tomai, aš, kaip tavo naujoji redaktorė, norėčiau tau pasakyti, kad šiandien yra paskutinė diena, kai tu turi pristatyti man straipsnį. Kokį straipsnį? Ogi straipsnį apie Raisą Šarkienę ir Minedą Seime. Aš laukiu, Tomai. Aš laukiu dabar. Tu turi 15 minučių. Killing my time, killing myself, killing my friends, oh man, I do it again. I said I'm killing my time, killing myself, killing my friends, oh man, I do it again. I said I'm killing my time, killing